Kurgi pusė tu tada pasidavei, Lukai, ką? Tarkim, ten. Nu va, važiuok va ten, prie tos sodybos. Ačiū už pietus. Kas čia dabar? Iš kur aš žinau? Tu manai, kad dėl Luko? Drąsiai gali būti ir dėl jo. Išeisi į lauką? Žinoma, kad išeisiu. O tu eik į kitą kambarį, dėl visako pasislėpk. Eik, sakau, į kitą kambarį. Kodėl? Jaučiu blogą nuojautą. Eik. Labą dieną. Labą dieną, ponai. Na, kokie jau čia ponai. Na, pagal mašiną sprendžiu. Tokia mašina, ohoho. O metalo gabalas dar ne vieno pono nepadarė. Greičiau dvasios ubago. Kuo galiu būti naudingas? Na, jeigu pavaišintumėt stiklinę vandens, viską papasakočiau. Prašom. Nu, po jūsų. Prašom, svečias į namus. Prašom. Nu, po Gaspadoriaus. Ne, prašom. Prašom, Gaspadoriaus. Prašom. Nu, dėkui. Nesulaukiu. Ne, nesiaukit batų, nereikia. Nu, nejuokaukit. Na, pas mus grindys neplautos, Na, nesimauk. dėl jūsų, dėl savęs. Man bus daug maloniau, jeigu jūsų namuose aš būsiu nusevęs. Nereikia, ašgi sakiau, pas mus grindys neplautos. Tuo labiau, kad aš ir šlepečių neturiu. Nu, tai gal baltą nusimesiu. Baltą, prašau. Galiu prisėsti prie jūsų jaukaus stalo? Prašom. Gal kavos pasiūlyti? Ne, kavo šiandien prisigėriau. Bet arbatėlės neatsisakyčiau. Turim. Aviečių uogienės. Avietės jūs iškės? Taip. Pats rinkau. Nu, tada niekaip neatsisakyčiau. Gerai. Dar ar užteks?
Gal užteks. Nemėgstu saldžiai. Žinai, kad cukraus nedaug deda, nesaldu bus. Nu, tai tada dar vieną šaukštelį. Tai gal jūs prisėskit šalia manęs, jeigu nieko prieš. Nu, tai kažkaip nejaukiai jaučiuosi. Aš sėdžiu, o malonus namų šeimininkas stovi. Labai malonu sulaukti svečių į namus. Kaip sakoma, svečias į namus. Dievas į namus. Leiskit paklausti, kuo mano namai nusipelnė šitokios garbės, šitokių svečių vizito? Na, labai jaukus jūsų namai. Sakykit, jūs čia vienas gyvenat? Su moterim, bet jinai mieste, su reikalais, išvažiavus. Aš su moterim. Nu, žinoma. Tai man buvo neaiškus jūsų statusas. Žiūrėjau, viena lėkštė nuo pietų, vienas. Bet namai pernelyg jaukus viengungiškam būstui. Na, koks čia viengungis, su moterimi gyvenu. Išvykus jinai į miestą. Dviem lengviau. Nu, taip, žinoma, žinoma. Leiskit paklausti. O koks jūsų apsilankimo tikslas, a? Nu, tu matai. Atvažiuoji pa žmonės į sodybą, galvoji pajusi kaimo ramybę, bet tai kur tau? Skubina ne mažiau ne kaip mieste. Bet aš suprantu, jūsgi turite krūvas darbo. Čia tik iliuzija ir mitas, kad žmonės provincijoje turi marias laisvo laiko. Jūsų turbūt kiekviena minutė suskaičiuota. Aš vienu konkrečiu klausimu. Ir koks tas klausimas? Kadangi jau paėmėt nuotrauką, tai mano klausimas suprantamas. Ar esat kada matę šitą žmogų? Arbatinukas užvėrė. Tai dėl tos nuotraukos. Koks čia būtų klausimas? Puikia arbata. Tikrai. Tai apie ką mes čia kalbėjom?
teisingai apie žmogų nuotraukoj. Tai mano klausimas būtų elementarus. Aš vis iki jau jums jį esu uždavęs. Ir kaip mielam šeimininkui dar kartą pakartosiu. Esat matęs šitą žmogų? Žinot, turiu bėdą. Labai sunkiai įsimenu veidus. Būna. Gal pavardė ir vardas padėtų? Lukas Maručis. Kaip pakartokit? Lukas Maručis. Nesilankė pas jūs pastaruoju metu? Ne. Tikrai būčiau prisiminęs, ne. Gaila. Tikrai gaila. Būtų jūsų žmona namie. Gal į kažką daugiau būtų prisiminus? Deja išvykus į miestą, sakiau. Gaila. Labai gaila. O kuo tas žmogus, kad ir kas jis bebūtų, ant tiek svarbus, kad jūs net iki manęs atsibeldėte, ha? Jis mano žentas. Tu matai, kur eina pasaulis, kur eina. O aš vis savo būsimo žento ieško. Greičiau nebūsimo. Buvusio žento. Taip. Įdomi situacija. Labai įdomi situacija. Matot, aš ieškau žmonių, kurie per pastarąjį pusmetį būtų globoję ir gydę mano žentą po tam tikrų subtilių traumų. Na, matot, mes su savo moterim nesam medikai. Ne medikai, tai ne medikai, bet aš matau žmonės akivaizdžiai geri, svetingi. Aišku, jūs būtumėt priglaudę, nelauktą, sužeistą svečią. Nesuprantu, ko iš manęs norit. Nesuprantat ar nenorit suprast? Galvokit, kaip norit. Va. Ir baigėsi jūsų kaimietiškas mandagumas ir svetingumas. Gal šitai padės atgaivinti jūsų atmintį? Va. Pagaliau ir išaiškėjo, ko čia buvot atvykę. O tai mandagumo cirkas, maivimasis. Uogienė tik be reikalo sugadino. Šudina ta tavo uogienė, jeigu ką. Koks svečias, tokia ir uogienė. Na va, ir išgaravo paskutinė jūsų mandagumo likučiai. Na tai ką, kaimietė su mėšlinais kaliošais. Globojot, gydėt su savo žmona tą gyvulį. Nieko aš tau nepasakysiu. Tam man viskas aišku. Dink, sakau, iš mano teritorijos. Supratai? Globojot jūs jį, gydėt jūs jį. Nėra jokios abejonės. O jeigu ir taip? A? Lukas įrodė, kad yra padorus, sąžiningas žmogus. O tu kas, ko verta tavo vieno nuomonė? Dink, sakau, šūdžiau iš mano namų, sakau, dink! Nu, ir prisipažinai.
Nu ką, spėjai pajus, koks tas kaimo oras. Tikras gaivumas, ar ne? Žiūri, geresnės nuotaikos esi. Gerai, važiuojam. Juozai. 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 Ar girdi mane? Ar girdi mane? Juozai. Juozai.